Mes Šilutiškė, aš vadinu ją antros eilės anūkę. Ir mudvi, čia švenčiam su vyru, su visais ir mums yra labai smagu. O šiaip tai visom prasmėm į namus, į savo vietą, ten kur mano kojos čia siurbia kažką tokio, dėl ko po to aš stengiuosi geriausiai burti arba gerai burti. Jūs vis jaunėjate, kokie čia burti? Henrikai, moteris privalo jaunėti arba jin yra durna. Arba neišmintinga. Taip, Rimantė? Mano laida yra patarimų laida. Duokit patarimą kitoms, kurios mus žiūri. Moterims sakau taip. Aišku, jeigu jūs esate 500 savo miesto jubiliejuje, minėjime, aišku, valgykit viską iš eilės, išgerkit visko su saiku. Bet šiaip visame kame reikalingas saikas. Ir meilė savo. Ir kartais meilė savo turėtų būti apribojimuose. Ir aš pastebėjau, kad tai tikrai veikia. Šitą kraštą prisiminęs, aš atsimenu visada pirmą kelionę čia, tokia tarnybinė užduotis. Kokia tai buvo užduotis? O kaip atrodo čia pavasario potvinių metu. Ir vienas epizodas man po šiai dienai guli galvoje, aš jo niekad nepamiršiu iki grabo lentos. Papasakokit. Daug ledų plaukia, viens į kitą ten traška, barška vadinasi jo. Mane čia vežiojo gamtos inspektorius, tai buvo prieš 30 turbūt metų, Serva, toks jo pavardė buvo. Žiūriu, taip netoli manęs, nedaug, taip kaip vonios kambariukas nedidelis, lytis plaukia. Ant vieno krašto tupi šlapės kiškis, visiškai šlapės į drebą, kadangi prieš jį vanduo. Už 2 metrų jam nugarą atsukusi tiek pat šlapės tupi lapė. Draugiškai, jokio pykčio. Abu nelaimės draugai. Jokio pykčio, jokio taip sakyt, nesantaikos nėra, abudu žiūri, kas čia bus. Kiekvienais metais, kiekvieną pavasarį, tos techninės nelaimės, ten juos užsėmė, visokios problemos. Kodėl tie šilutiškiai neišsikelia, kur to nėra? Nežinau, aš ne kartą esu pats apie tai galvojęs. Aš senai, čia gyvendamas, aš nuo tos nelaimės bėgčiau. Ne. Reikia čia gyventi. Ne. Ant kalvelės pasistatęs namelį, su valtele priplaukia prie savo durų, kambarį ožka vos neskęsta. Ir čia, sako, savaitė 2 arba 10 dienų praeis ir vėl gyvensim. Tai reiškia, jiems patinka čia gyventi. Arba kažkoks magnetas traukia. Šilutė yra Lietuvos mažiausias didmiestis. Man patiko vienas mano irgi valgio gamybos mokytojas, aš pavadinčiau jį mokytoju, kuris pasakė, valgis tai nėra produktai sumesti į puodą. Tai yra idėja, tai yra meditacija, tai yra pasišventimas tam, ką tu darai. Turi būti tą dieną pasiruošęs padaryti tokį valgį. Jeigu tai esi nepasiruošęs, geriau nedaryk. O jeigu tai, sakyčiau, 1, 2, 3, ko reikia gerai žuvieniai? Geros žuvies ir meilės. 2 dalykų. Taip. Ir druskos. Jeigu nori 3, tai druska būtinai. Toliau žuvieniai būtinai reikia pūgžlių. Jeigu neturit pūgžlių, žuvienės geros nebus. Tai pūgžlių. Taip, tai jinai duoda tam tikrą, nuvirinus pūgžlius gaunasi tam tikra konsistencija, tokias, kaip lyg ir tirštumas. Šioks toks riebumas ir kvapo intensyvumas.
Šilutėje kitos politinės partijos įstato pačius silpniausius kandidatus, nes vis tiek laimės ponas Balčytis. Nu, nežinau. Nu, būna visokių gandų, bet tai gerai, kad gyvenime tik tai gandai. Aš nemanau, kad taip yra. Manau, kad daugelis politinių partijų turi gerų, neblogų kandidatų. Bet aišku, čia yra mano kraštas ir kada man teko tokia garbė kažkiek tai prisidėti prie šito krašto, aš tikrai tą dariau nuoširdžiai kaip ir šiandieną. Man šiandieną iš tikrųjų šitoj šventėje 40 metų, kai nuskambėjo paskutinis skambutis Šilutės vidurinėje mokykloje. Tai yra didelis. Jūs nežinojom, kada tokia šventė yra. Ir natūralu, kad mūsų kraštiečių šiandieną tas sueiga daug ką rodo, kad vis dėlto mes esame šito krašto ir jį mylim. Kuo šitas kraštas be vandens, be saulės ypatingos dar jums svarbus? Manau, kad turbūt tarpusavio žmonių pažiūra į vienas kitą. Kokią tu beužimtum padėtį visuomenėje, kokioj partijoje tu bebūtum, bet jeigu tu esi kitur Šilutės krašto ribų ir jeigu tu pasakai, kad tu esi šilutiškis, tai tu esi tiesiog geras draugas, geras kraštietis ir tai yra, manau, svarbu, kad mes vienas kitą tikrai labai gerbėm. Dar vienas beveik provokuojantis klausimas. Ar buvote Lietuvoje ir specialiai atvykote čia tą progą? Nu, natūralu, kad aš tik tai vakar nusileidau lėktuvu, bet aš žinojau, kad šita šventė bus ir buvo kviestas. Ir aš esu vienas iš tų ambasadorių, taip vadinamų, kuris turėjo prisidėti prie šitos šventės. Aš jos laukiau, natūralu, kad daugelis iš mūsų turbūt šilutiškių ir šito krašto žmonių laukia šitos šventės. Ir aš džiaugiuosi, kad jinai praeina gana pakilioj nuotaikoj. Stovi du Lietuvos sportui labai nusipelnę žmonės šalia ir abu jie yra iš to paties miesto. Kaip čia atsitiko? Ar čia Šilutė toks sportininkų miestas? Žemaičiai tokie stiprus, aukšti, tinka sportui ir ne tik vyrai, bet ir moteriškas, kaip matot. Manau, kad mes jau tą įrodėm. Ar šiandien jaučiatės kaip namuose, ar kaip į svečius atvažiuoju? Oi ne, aš jaučiuosi kaip namuose, žinokite. Kai atvažiuoju, man duoda jėgų ta Šilutė, Juknaičiai mano gimti, kur aš irgi ten gyvenu. Atvažiuoju ir paskui, kai atvažiuoju į Vilnių, pavyzdžiui, ten daryti kažkokių savo darbų, tai jau tik kaip palisėjęs, kad 2 kart gali daugiau padaryti negu anksčiau. Tai jau gimta žemė, kaip sakoma, aš nežinau kaip ten. Suteikia stiprybės. Suteikia stiprybės, jo. Ir ne tik, stiprybės visko. O kada paskutinį kartą laimutę matėt? Oi, aš Čikagoje buvau, tai mes ten, kaip sakoma, atvažiavom. Labai norėjau su ją susitikti, nes nuo tų laikų mes visą gerai sutarėm su laimutė viską. Kažkaip pasilumės ir žmona mano viską mes ją minėdavom pastoju, kur ta laimutė. Paskui Čikagoje išgirdau, kai jinai ir pakvietė į svečius. Mes ten ir... Padėkos diena, labai tokia simboliška. Thanksgiving. O kada jūs gyvenot Lietuvoje, jūs vis tiek draugavote? O mes šalia gyvenom, aš gyvenau Viršuliškėse, o tu Pašilaičiuose tuo metu, tai labai taip paskui rinktinė. Galbūt žiūrė mūsų žiūrovai, kurie nežino, kad jūs ten gyvenat už jūrų marių. Kaip jūs ten atsidūrėt ir kada? Buvo labai įdomu, kadangi Seule tai mes dalyvavom sportininkai, 6 metais vyko Atlantos olimpinės žaidynės ir norėjau tiesiog pasižiūrėti, kaip žiūrovo akimis, kaip tai vis tiek olimpiada yra olimpiada ir norėjusi pasižiūrėti ir amerikiečiai draugai, Amerikos lietuviai pakvietė nuvažiuoti, aš išvažiavau truputį anksčiau, galvoju, pramoksiu anglų kalbos, gal dar kokį doleriuką kur
užsitaupysiu ir Taip normalus lietuvis. Taip, ir atsitiko taip, kad visiškai nežinodama, nesitikėdama laimėjau žalią kortą ir galvoju, gal čia likimo ranka, Dievo reikia pabandyti ir taip metai iš metų. Ir O kai gavot pakvietimą, galėjot sakyti, ai, toli tą Šilutę nevažiuosiu. Šilutė niekada netoli, nes jinai širdyje. Ir Lietuva, ir Šilutė, ir mama.